Sveiki sugrįžę. Šiandien varysim pasidaryti mažą vlogą su Praudu. Parašė nors susitikt, nufilmuot kažką. Pasiėmiau kuprinę, fotoaparatą. Gal pasidarysim kokių gražių nuotraukų. Būtų visai faina. Tai ką, lekam susitikt. Labą dieną. Kur jūsų ratai? Labas. Mačiau, keliavote Latviją, ne? Patiko kelionė? Labai keliai kokie, tai prasilėkiam, net nebesinori nieko. Tom dargom net nenoris važiuoti. Ne jūsų mados. Kai užaugsiu, būsiu aš. Ai, nu gerai. Nu ką, lekam. Ką Praudulis su kokiu gražiu mocu. Nežinau, kas gražesnis. Kuprinė ar mocas. Galvau, pas mane garsi duslė. Bet pas jį dar garsesnė. Okei. Jei taip, tai taip. Saksovas tas britvas. Prauski. Okei, gal ne čia. Čia kelias blogas. Geriau musę ant šalmo. Mieste. Vidury baltos dienos. Nusikaltimas. Terererere. Nu, gražus, gražus. Okei. Spė. Tiek remontų, bet... Bet tie mocai greit apsilenk mašinas. Skadoosh! I am speed! Whoa! He is speed! Kur lekiam, kur lekiam? Okei, noriu kažką parodyti ten. Okei. No. Žinai, kad čia šuniuks gyvena. Šuniuks? Ne. Ir vežas puikiam valgyti. Čia toj būdoj? Taip. Tai einam pasižiūrėt. A ne? Bičia čia šieną kupetą. Juokauju. Tu durns. Galvoju, neilgai čia atvedė į mane. Kai pirmą kartą išgąsdino mane, eik tu savo. Ir žinai, kad atvežu bičias pagąsdino. Siaubas. Tu dar neišsigandai, bet kitą taip. Man nejauku pasidarė, galvoju, nejaugi, tipo, gul. Jau primirė. Nu. Tarararam. Važiuosi su mano. A tu juokauji? Važiuok, man daug savo. Esi važiavęs su Britva? Ne. O, bus kartu. Nu, okei. Jūs juokaujat.
Ant šito rero lipt. Sakė, esi važiavęs su Britva? Ne. Tai imk litrinę pabandyk. Gerai? Ai, net sėdėjęs, nes ant Britvos. O, dieve. Kur čia kojas? Okei. Valdymas keistas. Reikia užsidaryt, ką geriau girdėtumėt. Kaip, mano mucas geriau atrodo? Jo. Eik, belia, kaip gerai atrodo mano. Stabilus. Aš galvoju, kad V formos rankenas bus nepatogias. Tipo, kad vairs toksai. Bet visai patogu. Noriu dar kartą prasilėkti. Atsiguli, visai nėra vėjo. Bet stačiau, vis tiek jaučiasi. Kai noris važiuoti stačiau, ne visada taip atsigulęs. Jo, bet stabilus, didelis vairs. Visai fainiai. Prasiliek taip. Ne, Britvų tai, nu čia apsukos daugiau yra. Aš nesitikėjau, kad jis taip važiuoja. Kur ta kojelė tavo? Seniukai kokie patogumą, wow. Ir traukos, ta prasme, yra ant jo. Netikėjau, žinok, jis ant antrų paspaudys jau jaučiu, kad ratas pradėt kilti. Taip, tai aš ir mokiausi, tiesiog iš gazo antrų paduodi biškį, žinai, ir varo jisai. Jis mane vrinks, galinks, aišku, ant to, kai atsisėdi, atsuki tą rankeną, tu jisai žiauriai greitai, žinai. Bet tas tai sukimo momentas, čia pizdėts yra. Jo, tas sukimo momentas, tai čia su juo gali prisilakstyti irgi. Ir kokia išmaisumo. Jo, max greitis gal nedidelis, bet kai tu ir nesėdi atsigulęs tą vėją gauni, tu tą jauti greitį kitaip, žinai, visai. Eina sau. Pizė man patiko. Garsas belenko. Jo, garsas tai geras. Koks čia tas praeismėtėm? Dominatorius. Eina sau. Kaip tau įspūdžiai su Britva? Iš pradžių keistai, taip žinai, atsigulęs visada, atrodo, visada nori lėkti. Sporto režims visada. Mes čia ant reino važiavau. Sport, reis ir track. Nu. Tai tipo ant atsargaus režimo važiavau, bet tai vis tiek atsuki tą rankeną, tas greitis didėja kaip nežinau kas. Pas tave čia myliam rodo, tai net nežinau. Tai net nežinau, kokį čia greičio važiavau. Bet tai jo, paspaudi, lėki tai belia kaip greitai. Ir nesijauč. Bet kai ištiesi ranką, žinai, tada jauti, gauni tą vėją irgi. Bet jeigu nori lėkti, aš suprantu, kaip kiti ten gali ten autostradom ant 200 lėkti po ir laikytą kurį laiką. Ir po tave, pučias, tu tiesiog čilini. Jo, ir net nėra tokio blogo jausmo. Dar čia veidelį, padėti va tai va. Ir skrendi, žinai. Jo, pas mane tai... Ne, tokiu greičiu negali ilgai lėkti, žinai. Tai aš kur nors, jeigu važiuoju, autostradų visada vengiu, nes... Nu, ne faina. Vėjas puč labai jau, 100 šiam pasiekė jau visas. Taip, sakau, aš... Nu, to prasme. Prisilenkiai, žinai, tada geriau, daug geriau. Jeigu trumpam, bet jeigu, sakau, autostradai norėtum lėkti ilgai, tai...
Tai nebūsi ten atsigulęs. Bum, bum. Ne, nu kaip kitaip. Ui. Nebūtų vlogas, jei nebūčiau pamiršęs šalmą užsisegti. Jau smagiai su Britva buvo, nu bet šit valdams. Pasižiūrėkit. Čia taip nepadarysi su Britva. Nu, Moto Road jumpas. Džempas žiauriai geras, bet va tie mažiukai važiuoja, daužos į šalmą ir atrodo, kad ausinės pareisios. Bet čia pats kaltas, kad pamirštų susikišti. Gerai, galim važiuoti. Tai jo, su Britva berakai smagu. Ta sėdėjimo pozicija tokia faina. Sėdi, vairis irgi žemai kažkur. Vėjas nepučia kaip dabar. Jauti visą vėją. Jau, bet iš karto ant rankų, ant riešų jaučias, o čia... Niek, mano rankas net nejaučia, kad laikai vairą. Gal dėl to porą kartų ir buvau pametęs vairą, nes pamiršti, kad laikyti jį reikia. Tai ką, vaikinai ir merginos, šiandien tiek, toks trumpas drūtas, prasibandėm Britvikę, susipažinom su Prauda. Iki kito! Viso!